galit matyti, kelias vien grynas ledas. Anksčiau yra vanduo bėgęs rudenį ir užšalęs. Todėl prieš pradedant žygį iš karto apsimoviau spyglius, kad nebūtų jokių problemų. Nes jau čia ne pirmą kartą šitą vietą einu. Tai čia žinau, kad rudenį visą laiką vanduo bėga. Labai šlapias maršrutas iš tikrųjų. Bet dabar, kaip matot, nesvarbu ledas ar kas, kad su spygliais nėra problemų vaikščioti. O nebūt spyglių, reikėtų ieškoti aplinkui kažkur tai žingsniuoti. Šitam vandenukas bėga. Čiurlena. Nu ką, judam tolyn. Opa, vos neįsidrėbiau dar. Atvėjau pirmą biškį atodangą iš aukščiau. Jo, vaizdas gražus. Bet dar liko nemažai. Žiūrim, čia matot, yra sušalęs sniegas. Be spyglių čia gali labai gražiai žemyn numauruoti. Pažiūrėsim, gal iš čia labiau matosi. Jo. Bandyti pasileisti. Kad nenuslysti visiškai. Jo, va čia jau. Visai gražiai. Gražu. Ops, vos nepaslydo. Ten toliau yra sala, su kurioje aš vasarą su baidarė nuplaukęs stovyklauju. Čia yra 3 ežerai susijungia. Čia viena dalis, čia antra dalis, o tenai labai matosi yra 3 ežeras. Visai šilta. Čia dabar buvo pastoviai į kalną. Dabar jau turėtų biškį išsilyginti, nebe taip stačiai bus lipti. Bet dar liko nemažai. Kaip ir pasiekiau šiandienos tikslą, čia yra buvęs apžvalgos bokštelis. Tik jau visas sugriuvo. Galim nueit pažiūrėti, kaip atrodė seniau. Gaila, kad neatstatė iki šiol dar niekas. Matot, visai būtų įdomu tokiam išmiegoti. O dabar eisiu ieškoti, kur apsistoti. Žinau, kad čia netoli yra neblogų gan lygių vietų. Tai reiks tik išsirinkti, kur tiksliai. Pažiūrėjau orų prognozės, sniego nepraneša ir vėjo didelė irgi. Tai nusprendžiau, kad nestatysiu jokios pastogės, tik tai pasitiesiu čiužinį čia ir miegmaišį. Iš čia dabar tiksliau matosi, kur aš su baidarė stovyklauju. Tai yra
Čia ta didelė sala, ten mažesnė salytė yra. Tai va tenai pastoviu apsistoju. Ten nedidelių upėtakiai labai gerai kimba. Šiaip gražus ežeras, labai smagu pasiplaukioti jame. Čia man pjauti daug nereikės, smulkių šakų, va čia yra sausų. Čia va yra jau nupjauta, čia tenais sausuolių irgi pilna. Tai malkų rinkimas bus labai greitas šį kartą. Gal gerai kartais daugiau poilsio bus. Stovyklavietė jau įrengta. Čia prie laužo bus man sėdėti. Čia užsikursiu laužiuką. Ir malkų jau kažkiek prisikapojau. Čia smulkių yra. Dar, kaip matot, nemažai stambių vėliau. Kad būtų sušilti nuo ko vakare. Manau, vis tiek dar pritrūks, tai pasipjaustysiu. O dabar reikia eiti kurti laužą. Noris kažką jau šilto atsigerti ir reikės valgyti darytis. Jau pradeda temti, kaip matot. Nu, žiemą visą laiką anksti temsta. Viskas. Laužiukas dega. Krėslą turiu. Dabar reikia eiti pasisemti biškį sniego arbatai. Biškį
pratirps, tada dėsiu daugiau. Dantis. Dagtuką uždėkim. Tuoj bus vandenėlio. Bus galima prisipilti ir gertuvę. Turėčiau ką gerti. Ir arbatą. Kaip matot, jau sutemo visur. Ką reikės jau vištieną pradėti kepti. Po biškį ir iškeps. Pagalį jau pasidariau. Smausim kulšeles ir bandysim iškepti. Žiūrėsim, kaip čia gausis. Kai gerai kavytė. Kulšelės suvertos. Kaip matot, aš jau gatavai pamarinuotas, nes kaip visada aš tingiu kažką tai daryti pats. Tai bandom kepti. Dar viena buvo likus, tai į foliją įvyniojau ir mesiu prie laužo. Pavartysiu karts nuo karto, irgi manau iškeps. Taip. Nors čia man atrodo jau pusiau yra keptas, tai tik tai pašildyti labiau reikia gal. Nu, manau, jau turėtų būti iškepusios. Vieną pamėginsim nusiimti. Oi, nuvirta. Jo. Nu, jos pusiau buvo keptos, man atrodos. Tai reikėjo tik pašildyti. Skanu. Ką, pamėginkim. Pažiūrėt, kas folijai dedas. O. Neblogai. Prikėpė biškiuką. Bet irgi neblogai. Iškepė. Šiukšlės po to susirinksim. Karšta. Bet folijų labiau apdegė. Labiau pasiteisino ant pagalio. Matyt, per daug į ugnį buvau įdėjęs. Reikės jau po biškiuką pradėti įsikūrinėti čia. Reikia tik tai prieš miego ateinant likusią mėsą paimti ir nunešti bent jau 50 metrų nuo stovyklavietės, kad naktį mažesnė būtų tikimybė sulaukti plėšrūnų, nes mėsą jie labai gerai užuodžia. Taip, dabar per kur čia geriau būtų užlipti.
čia manau. Nunešiu šaukštyn ant kalną. Mišką nunešiu. O kas čia? Ką čia radau? Įdomiai. Pažiūrėkim, kas čia palikta. Palauk. Kažkokia užrašų knygutė. Įdomiai tai prisegta. Nu tai va čia ir paliksiu mėsą aš. Tos užrašų knygutės. Ką, galime eiti atgal? Nedidelis vėjukas yra, bet dėl tiek tai čia niekis. Prieš miegoti einant dar reik susimaišyti ir duoną rytojui, kad ryte turėčiau kaip išsikepti, kad iškiltų. Bus gerai. Dabar tai reikės miegmaišį įsimesti ir bus rytoj duonytė. Labas rytas, ką jau laikas būtų keltis. Miegmaišys biški nuo drėgmės apšalęs, bet nedaug. Tai, kaip galit matyti, nelabai stipriai apšalęs. Taigi laikas dabar kilti, užsikurti laužą, pasidaryti kavos, užkasti ir biškiuką judėti namo jau. Tai ką reikia, tai keltis. O vaizdelis dar neblogas jau. Tik saulė dar nepakilo. Dar lauksim gal ir saulės, tik tai debesuota. Na, žiūrėsim. Batai, jeigu būtų snygė, kad neprisnigtų į batus.
atrodo vakare atsileidau batus pakankamai nemažai. Ir vis tiek nenoriu kuo įlysti. Kai sušalė batai. Pažiūrėkime, kaip duona. Yra biški iškilus, nedaug, bet kažkiek yra iškilus. Bus pats tas. Įdėkim dar į mėgmaišį kol kas. Einu malkų pasiruošti. Ir keptis. Kol dar kepa, galim vieną paragauti. Duonytės gabalą.
Skanumėlis. Ką, pamėginkim dabar su kulšelė. Ui, karšta labai dar. Kulšelė jau biškį padžiūvus. Nes šiandien antrą kartą šildyta. Bet visai neblogai. Nu ką, pavalgiau. Nusiplaukim rankas. Biškį burną. Ir dabar kavikės dabar užsikreiskim. Rastas pačiai. Liko tik tai kauliukai iš mėsytės. Duonos dar tik tai liko, bet jau per daug man šiandien. Pasiliksiu grįžus suvalgyti. Ką, pabaigiu kavą gerti. Sutvarkysiu laužavietę, biškį malkas išmėtysiu. Ir bus galima judėti. Liko pasikeisti kepurę, nes striukė žemyn ir bus galima judėti jau. Pradeda vėjas kilti. Naktį buvo irgi iškilęs vėjas, bet iš anos pusės tai jokio čia vėjiko nebuvo, tik tai per medžių viršūnės girdėjosi.
ką, viskas. Sveikinam su gražiu vaizdu ir judam link namų. Nu va, tai jau ir sekančią viečiukę, kuri tikrai graži. To ir jis galės pasigražėti. Tik čia visą laiką būna šalta, jeigu vėjas, nes visą laiką iš tos pusės. Kai vėjukas traukia. Tai va, čia į saulėlydį šiaip tai būtų galima pažiūrėti. Bet sakau, čia jeigu vėjas, visą laiką va, šalta. Bet šį kartą labai gražiai ten toli kalnai matosi. Ne visada taip aiškiai būna. Dėkui, kad žiūrėjot. Aš čia greičiausiai ir pabaigsiu filmavimą. Nes dabar liko tik tai mišku eiti ir po to miškiu keliu. Tai iki kitų pasimatymų. Kad patiko, paspauskit like, subscribe.